Dabar mes keliausime į save. Tai nebus tipinė meditacija. Tai bus priminimas savo, kas aš esu. Tu gimei su 5 skaičiaus energija. Tai laisvės, judėjimo, patirties ir gyvybės energija. Tavie yra laisvė, kuri veda į tiesą. Tad patogiai įsitaisyk ir pradėkime kelionę į save. Gali atsisėsti arba atsigulti. Leisk savo kūnui būti taip, kaip jam patogu. Leisk jam atsipalaiduoti. Įkvėpk, iškvėpk ir švelniai užmerk akis. Lėtai įkvėpk ir švelniai iškvėpk. Dar kartą giliai įkvėpk, iškvėpk. Lėtai įkvėpk ir iškvėpk visą susikaupusią įtampą. Leisk savo minčių judėjimui nurimti, lyg vėjas, kuris pamažu nutyla. Tau nereikia niekur skubėti. Su kiekvienu iškvėpimu pasaulio triukšmas tolsta, o tu vis labiau sugrįžti į save. Šią akimirką tu esi čia, su savimi. Dabar leisk savo sustoti. Ne todėl, kad privalai, o todėl, kad gali. Tyliai pasakyk savo, aš leidžiu savo sustoti. Tu gimei su skaičiaus 5 energija. Tavo siela pasirinko gyvenimą, kuriame negalima stovėti vietoje. Jie atėjo čia tam, kad pažintų pasaulį per patyrimą, o ne per ribas. Tai yra judėjimo, laisvės, patirties ir tiesos energija. Tu trauki kitus, nes esi gyvas, charizmatiškas, įdomus ir nenuspėjamas. Visą gyvenimą tave veda noras pažinti, patirti. Tavo protas greitas, turi stiprų loginį mąstymą, širdis smalsi, o siela laisva. Tu esi tas, kuris moko pasaulį kvėpuoti laisviau. Leisk savo tai pripažinti. 5 tai keliautojas, ieškotojas, tas, kuris jaučia, kad gyvenimas gali būti gyvas, tikras, kvėpuojantis. Tavo gyvenimo kelias netiesi linija, tai kelionė, pilna posūkių, patirčių ir atradimų. Tavo kelias pažinti gyvenimą per patirtį, mokytis per pokyčius. Ne per teorijas, ne per kitų taisyklės, o per asmeninį išgyvenimą. Ne tavo klaidos buvo reikalingos, ne tavo blaškymasis turėjo prasmę. Nieko nereikia taisyti. Viskas tave vedė čia.
Tavo siela čia atėjo ne paklusti, o atrasti savo tiesas. Tavo misija – atnešti judėjimą ten, kur sustingia, gyvybės ten, kur tylu, tiesos ten, kur žmonės bijo ją išgirsti. Atnešti naują požiūrį, atverti akis tiems, kurie bijo pokyčių, parodyti, kad gyvenimas gali būti platesnis. Tavo tikslas – patirti laisvę ir padėti kitiems į ją pajusti. Nebūtinai žodžiais, kartais savo pavyzdžiu, savo drąsa būti savimi. Tu esi tas, kuris jungia žmones, dalinasi patirtimi, įkvepia drąsiau rinkti save. Kai gyveni tikrai, tu padedi kitiems išdrįsti. Tu primeni pasauliui, kad gyvenimas nėra kontrolė. Gyvenimas – tai tekėjimas. Esi tarsi vėjas, nevaldomas, bet reikalingas, kad oras neužsistovėtų. Tu esi tas, kuris dalinasi savo šviesa ir išmintimi. Ne veltui yra sakoma, 5 lūpomis kalba pats Kūrėjas. Per tave Kūrėjas perduoda išmintį kitiems. Tau labai svarbi yra laisvė, bet tikra laisvė gimsta kartu su sąmoningumu. Leisk savo judėti, bet pasirink kryptį. Laisvė be krypties virsta chaosu, judėjimas be sąmoningumo virsta bėgimu. Tu nesi čia tam, kad pabėgtum, tu esi čia tam, kad sąmoningai pasirinktum. Leisk savo keistis, leisk savo judėti, bet įsipareigok tam, kas tikra, neužmiršk esmės. Tau labai svarbu užbaigti tai, ką pradedi, laikyti žodžio savo, rinktis patirtis, kurios augina, o ne kelia jaudulį. Atmink, disciplina tau nėra kalėjimas, jis sparnai, kurie leidžia tau skristi aukščiau. Tau nereikia griežtų taisyklių, tau reikia lanksčios struktūros, ritualų, kūrybinių įpročių, laisvės rėmų. Mokykis užbaigti, ne tik pradėti. Mokykis išbūti, ne tik keisti. Tai ir yra tavo brandos raktas. Kai tu daliniesi savo istorijomis, tu padedi kitiems drąsiau žengti savo keliu. Tu esi puikus mokytojas. Moki sudėtingus dalykus paaiškinti paprastai. Tu ne mokytojas iš knygų, tu mokytojas per patirtį. Neužsidaryk, bet ir neišsibarstyk. Leisk sau būti atviru pasauliu, bet saugok savo energiją. Ne kiekvienam kelias tavo, ne kiekvienas kvietimas tavo. Kartok mintyse. Aš leidžiu sau būti laisvu ir mano laisvė veda mane į augimą. Aš judu pirmyn sąmoningai ir renkuosi tai, kas man tikra. Aš drąsiai priimu pokyčius, nes jie atveria man naujas galimybės. Mano patirtis mane stiprina ir paverčia išmintimi.
Aš esu ryšys tarp idėjų, žmonių ir pasaulio. Mano žodžiai ir veiksmai įkvepia. Aš gebu užbaigti tai, ką pradedu, ir tai suteikia man ramybę. Aš mokausi iš kiekvienos klaidos, neteisdamas savęs, o suprasdamas. Aš gerbiu savo laisvę ir gerbiu kitų laisvę. Aš esu savo kelio kūrėjas ir mano kelias yra vertingas. Aš pasitikiu savimi. Aš pasitikiu savo keliu. Aš pasitikiu gyvenimu. Aš einu pirmyn. Tavo gyvenimo tikslas – patirti laisvę ir išmokti ją išlaikyti. Nepabėgti nuo gyvenimo, o gyventi jį pilnai, sąmoningai ir tikrai. Tačiau penketo energija kartais pavargsta. Nuo per daug pasirinkimų, nuo per daug kelių, nuo nerimo dėl visų ir visko, kad kažką praleisi, kažkur suklysi, kad turi bėgti greičiau, patirti daugiau, būti dar kažkur. Leis sau dabar išgirsti šią tiesą. Tu neprivalai skubėti, kad būtum savimi. Tu neprivalai bėgti, kad būtum laisvas. Turi išmokti sustoti. Ne tam, kad prarastum laisvę, o tam, kad ją pagilintum. Kai tu randi vidinį stabilumą, tavo energija tampa labai galinga. Pasakyk sau, aš paleidžiu kontrolę. Aš paleidžiu baimę suklysti, nespėti. Aš leidžiu sau ilsėtis. Tu esi vertas jausti ramybę. Tu esi vertas džiaugsmo šiandien. Lėtai įkvėp ir švelniai iškvėp. Pajusk ramybę. Ji taip pat yra laisvė. Tikra laisvė prasideda viduje. Įkvėp giliai ir lėtai iškvėp. Įkvėp ir pajusk, kaip nerimas po truputį tirpsta. Kaip tavo vidinis pasaulis lėtėja. Pajusk, kaip viduje atsiranda ramybė. Ne todėl, kad viskas aišku, o todėl, kad tu eini savo keliu. Tu esi ten, kur turi būti. Tavo kelionė tęsiasi. Bet šią akimirką poilsis. Leis sau pabūti čia, šioje akimirkoje. Be planų, be spaudimo. Dar kartą įkvėp ir iškvėpdamas paleisk visą nerimą, kuris tau nepriklauso. Paleisk lūkesčius, paleisk skubėjimą. Laikas suprasti, kad sustojimas ne bausmė, o dovana. Sustojimas tai ne praradimas, tai gilesnis ryšys su savimi. Dar kartą įkvėpk, iškvėpk
Pasimėgauk šią akimirką tiek, kiek tau norisi. O kai būsi pasiruošęs, atmerk akis